Palūkanos – paprasti ir sudėtiniai procentai. Prisiminkime, kad palūkanos yra mokestis už pinigus, o palūkanų norma yra mokestis už pinigus per tam tikrą laikotarpį. Įspręsime keletą uždavinių. Sakykime, turim pirmą uždavinį, kuris sako, kad indėlis banke yra lygus 8 000 litų, metinė paprastų palūkanų norma yra 2,5 %. Kokia pinigų suma susikaups po 5 metų? Palūkanų norma 2,5 %, o palūkanos yra paprastosios. Pasižiūrėsim vėliau, ką tai reiškia. Pradžioje užsirašykime taisyklę. Pradinis indėlis yra A, metinė palūkanų norma yra P, metų skaičius yra N. Tada po N metų sukaupta pinigų suma AN paskaičiuojama pagal formulę. Kad būtų aiškiau, pasidarykime brėžinį. Nusibrėžkime laiko tiesę. Pažymėkime, tai yra T, laikas, ir kad laikas sugraduotas metais, taip pat pasižymėkime. Metai. Ir pasižymėkime, tai yra indėlio padėjimo momentas, 1 metai, 2 metai, 3, 4 metai praėjo ir 5 metai. Nuliniu momentu mes padedame indėlį. Pažymėkime tokiu rutuliuku, tai 8 000 litų, kuriuos mes įdėjome. Tada palūkanos bus skaičiuojamos praėjus 1 metams, 2 metams, 3 metams, 4 ir 5 metams. Paprastųjų palūkanų atveju komisiniai skaičiuojami nuo pradinio indėlio. Tai yra 1 metais nuo 8 000 litų, 2 metais nuo 8 000 litų, 3 metais nuo tų pačių litų ir taip toliau. Tai bus svarbu ne tiek šiame uždavinėje, kiek vėliau sekančiame. Dabar paimsime tą formulę esančią dešinėje ir parašykime, kad po 5 metų sukaupta pinigų suma bus paskaičiuojama taip. 8 000 litų padaugyta iš koeficiento. Vienetas plus 2,5 metinė palūkanų norma padalinta iš 100 ir padauginta iš metų skaičiaus. Ir suskaičiuosime, kad tai yra 9 000 litų. Štai taip paprastųjų palūkanų atveju sprendžiamas šis uždavinys. Užrašome atsakymą. Uždavinys yra įdomesnis, kai mes turime nepaprastasias palūkanas. Šiek tiek pakoreguokime uždavinį, tegul tai bus antras uždavinys. Ir vietoj paprastųjų parašykime, kad tai yra sudėtinės palūkanos. Sudėtinės palūkanos skiriasi savo skaičiavimo metodiką ir mes pabandysime tai parodyti. Prisiminkime tą laiko grafiką, kurį mes turėjom. Vėlgi prisimenam čia. Ir sudėtinių palūkanų metodų skaičiuojant palūkanas, jos skaičiuojamos skirtingai, skirtingai bazė. 1 metais mes palūkanas skaičiuosim nuo pradinio indėlio. Taip ir pažymėkim, kad 1 metais mes skaičiuosim nuo 8 000 litų. 2 metais sudėtinių palūkanų atveju palūkanos skaičiuojamos nuo pradinio indėlio padidėjusio palūkanomis suskaičiuotomis už 1 metus. Taip ir pažymėkime. Pradinis indėlis plus mažas rutuliukas tai yra palūkanos už 1 metus. Ir 2 metais mes skaičiuosime nuo šitos bazės. 3 metais reiškia, kad mes skaičiuosim nuo pradinio indėlio plus palūkanos už 1 metus ir plus palūkanos už 2 metus.
susijęti vaizdelį. Štai taip. Analogiškai ketvirtais metais palūkanos bus skaičiuojamas nuo pradinio indėlio plus palūkanos už pirmus metus, plus palūkanos už antrus metus ir plus palūkanos už trečius metus. Reiškia, praėjus 4 metams bus skaičiuojama palūkanos nuo štai tokios pinigų sumos. Ir tokiu būdu 5 metais vėlgi taip pat pagal tą pačią tvarką mes skaičiuosim palūkanos nuo pirmų, antrų, trečių ir 4 metų sumokėtų palūkanų. Reiškia, suma, nuo kurios skaičiuojamos palūkanos, metams bėgant vis auga. Natūralu tikėtis, kad auga ir palūkanos. Dabar pasirašykime formulę. Turime pradinį indėlį A, metinę sudėtinių palūkanų normą P ir metų skaičių N. Tada praėjus N metų pinigų suma banke bus paskaičiuojama pagal šią formulę. Skirtumas yra laipsnis N. Laipsnis N, iš kurio dauginamas koreguojantis daugiklis. Tokiu būdu praėjus 5 metam mūsų pinigų suma bus pasiekusi štai tokį dydį. Surašom duomenis 2,5% 100 ir laipsnė 5. Suskaičiavus 5 ir suskaičiavus gausime, kad tai yra 9051 litas ir 27 centai. Štai yra skirtumas, kai mes turime sudėtinės palūkanas. Prisiminkime, kad pirmo atveju mes turėjome po 5 metų 9000 litų, tai yra skirtumas 51 litas 27 centai. Galime užrašyti atsakymą dabar uždavinio. Reikia pažymėti, kad N lygų 5 gali būti ne tik metai. Tai gali būti ir kiti laikotarpiai. Formulė išliks ta pati. Tai gali būti mėnesis, ketvirtis arba metai.